Hello, sick people. I'm Dr. Gregory House. Daktaru Hauzu netiki niekas. Daktare, visa klinika pamišus. Nežinome, su kokia liga čia susidūrėme. Žinofrenijos liga gali būti paveldėjama nuo pačios vaikystės, o gali būti, kad ir, pavyzdžiui, gali būti, kad ir suaugęs tu jei įgysi žinofrenijos ligą. Nu visai čia yra, nuo gyvenimo priklauso. Daktare, iš kur jūs tiek daug žinote apie šią ligą? Aš labai apsiskaitęs mediciną, tai apie šitus dalykus žinau. Labai įdomu. Yra kai kurie žinofrenikai mato tokius dalykus, kurių iš viso net paliesti negali. O čia dar įdomiau, daktare. Paliesti negali, bet į burną dedasi. Nu, jiem vaidenasi, karočią, jie mato, karočią šaukia, su kažkuo šnekasi. Nu, karočią, visokius dalykus. Nuolat priepuoliai kartojasi. Daktare, kaip įdomiai, jisai galvojo, kad neturi kojų ir jas atradęs nustebo. Блядь, kojas, suka, Na, jiem reikia priežiūro žinofrenikams, sunkios formos žinofrenikui reikia. Na, mes iškart supratome, kad jį palikti vieną palatoj labai pavojinga. Jiem leidžiami vaistai, būna raminantys leidžiami, jų elgesį kontroliuoja, tai be priežiūros jie negali būti. Žinai, kad žinofrenikai sergantys ligomis, jie negali bendrauti su visuomenė, su žmonėmis. Žinofrenikai, kurie serga, tai jie be vaistų negali būti. Ir jie vieni negali gyventi namuose. Tai va, atsimėk. Na, dabar tikrai žinosime. Medicinoje net jie nesupranta, kad jie tik parašo, kas yra liga. Žinofrenija labai sunki liga yra, jinai neišgydoma. Daktare, norėčiau pasikonspektuoti. Tai trumpas šios lygos žinofrenijos apibrėžimas būtų? Psichinė liga, kurie žmogus nesugeba savęs valdyti, kontroliuoti savo veiksmų.